antra. Antra yra šita. Kažkas nori laimėti. Oi, ne 3. Mūsų dabar yra 5. Gerai. Judam toliau. Ai, tai kaip ir sakiau, įkeltą. Net kas būna, kai komentarų neskaitom. Iš retušo pusės iš karto pasakysiu. Per daug blūro šitoj vietoj. Per daug užtamsinta šitoj vietoj. Aš suprantu, kad kaip ir heizas imituotas, bet tą dalyką buvo galima tiesiog uždėjus oranžinį overlay padaryti ir viskas. Čia blūro tikrai nebuvo būtina dėti, ne taip stipriai. Čia kaip ir galima šitoje vietoje, tai kas čia yra. Dėl retušo šaunuolė. Čia yra persistengta gerąją prasme. Vėlgi, tai apie ką šiandien ir kalbėjau, kad yra tie dalykai, kurie, net jeigu hiperbolizuojama, tai tas dalykas duoda tokį ryškumą. Tai super, 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 super šaunuolė. Dar žiūrim komentarų, kitur neperėjau, nėra. Čia jau minėjau, ką aš daryčiau, čia irgi minėjau. Tai Ligita savo rinkis. Laura, kaip minėjau, irgi reikėtų išsirinkti nuotrauką greičiau, nes mes vėluojam apie 10 minučių pagal tai, ką aš matau, ką aš kalbėjau ir kas vyksta video. Tai balų nuotrauka ir kritikos. Gerai, balų. 4, 5, 5, 4. Bet stiprus. Spalvos gerai. Dėmesys pakankamai geras. Dangus ir saulė davė labai gerą kontrastą. Tai geras kontrastas. Paprasta idėja, kažko čia labai daug nepaieškos. Vėlgi, juodame fone bet kokios spalvos iššoksta. Tas labai gerai kas fotografuoja juodam fone arba tą juodą padaro. Tai yra geras ir šiaip gražiai apdirbta nuotrauka. Aišku, yra tam tikrų spalvinių, net nežinau, ar čia dėl to, kad nefokusas, ar dėl ko tokių linijų atsiradusių. Iš esmės tvarkoj. Apskritai viskas labai super. Spalvos ryškios, nuotrauka ryški, fokusas vietoj, dėmesys vietoj. Kompozicija gal keistoka. Tai tiek. Kontražūras, rūkas. Deja, nelabai galiu padaryti nieko daugiau. Mes jau baigiam laivą, tai internetas koks yra, šiandien toks yra, kaip sakiau. Reikia džiaugtis, kad apskritai yra. Taip. Spalvos gražios siluetai, geri nustatymai pasirinkti. Ir graži rasa ant žolės. Ir vėlgi paprastumas, aiškumas. Šitoj vietoj, Laura, tavo stiprioji pusė. Ką aš galėčiau patart? Mes turim griūnantį horizontą. Ten gal horizontas nelabai jaučiasi, bet tarkim pagal šitą liniją mes labai stipriai griūnam. Kadangi medžiai jie ir ten pasivartė, tai mes galime imtis tik tai pagal tas linijas, kurias matom. Tai yra šitą liniją ir šitą liniją, kad nuotrauka griūna. Per mažai
atvertą diafragmą, arba tiesiog gal truputėlį iš toliau fotografuoti reikėjo per mažą ryškumo zoną. Dar yra toks dalykas kaip fokus stakinimas. Jeigu yra labai noro, galėsiu kažkada parodyti, kaip tai atrodo. Kritikos nėra. Kritikos irgi nėra. Ir šitoj vietoj šuniukas yra gerai, bet kai jisai žiūri ten, toks jausmas, kad jisai nori bėgti ar ne, tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, labai daug dėmesio pagrindui, nes to jeigu jau čia pagrindas, tai galbūt tada norėtųsi, kad kažkas tenai matytųsi. Kikliniai. Ir vėlgi tas griuvimas yra. Tai toks sąlyginai netvarkos. Tarkim, kompozicija, aš ko gero būčiau kadrą baigęs ties šitą dalim ir tenai, kad jau tada, jeigu jisai nori bėgti, tai bent jau būtų vietos, kur bėgti. Tai va tokie būtų patarimai nuotraukom, tai būtų įdomu sužinot, ką tu išsirinksi, Laura. Man teks rinkti ligitai. Pabandom šitą ligitą. Dar kol nepaskelbiau pilno balsavimo, tai dar turit galimybę keisti idėją. Nes iš tikrųjų paskui bus galima. Tik parašykit man. Dar iki šiandien kokios 10, po 9, tarkim 10-20 minučių duodam. Dasivys gal laivas. Aš išsaugojau. Jo. Ir Lauros irgi man pačiam teks išrinkti. Manau, rinksiu šitą. Ko gero labiausiai nustebino. Šitos serijos. Taip. Kitų nuotraukos, kas ten buvo Sergejus. Tai kitą savaitę, Sergejau, tavo nuotraukos keliaus. Nes, kaip minėjau, iki šeštadienio 6 valandos. Tai yra labai gerai, nes tokiu atveju mažiau žmonių tiesiog reikia, kad dar papildomai kad laivas tikrai įvyktų. Kartais jums reikia šiokio tokio bent jau paskatinimo. Taip. Taip, nuotraukos. Netrukdyk. Kaip čia jas padaryti, kad jos matytųsi visos. Va. Gerai, tai balsavimas skelbiu pradėtą. Jeigu norėsit apsigalvoti, sakykit, bet tik tai šiandien. O dėl interneto, kvaila būtų atsiprašinėti dėl to. Yra kas yra. Kartais sekasi, kartais ne. Taip. Balsavimas skelbiu pradėtą ir kaip visą laiką
Man patiko visos nuotraukos, visi jūs esat nuostabus, visi jūs esat šaunuoliai. Dėl to aš kiekvieną kartą ir sveikinuosi. Iki šaunuoliai. Tai va, iki šaunuoliai. Susitiksim, tikiuosi, kitą sekmadienį.